Kiekviena meditacija prasideda nuo to suvokimo, žinojimo, o ką man to reikia. Ką aš noriu pasiekti medituodamas? Ką aš noriu suvokti, pajausti? Ir nesvarbu, kas tai būtų. Ar man reikėtų ramybės proto, emocijų, ar aš turėčiau materialų tikslą, sutvarkyti santykis, materinės gausos, finansų, ar savirealizacijai, pažinti savo kelią, kokia veikla mano gyvenime man patiktų. Nesvarbu, kokia mūsų motyvacija, bet atsisėdus medituoti, galima išreikšti ketinimą, kad šią meditaciją prašau mano angelų sargų nukreipti mano tai sielos realizacijai, kuri šiuo metu man yra labai svarbi. Ir pagalvojame apie tą momentą, ką noriu sustiprinti savo gyvenime. Todėl sąmoningai čia ir dabar aš susijungiu su savo fiziniu kūnu. Susijungiu tam, kad pažinčiau jį geriau, kad galėčiau su juo eiti per gyvenimą be ligų, sveikas, kad galėčiau padėti jam atsistatyti, kad parodyčiau, kad aš jį pripažįstu ir kad suvokčiau, jog jis yra labai svarbus, mano fizinis kūnas. Ir žinau, kad mano fizinis kūnas turi atmintį šio gyvenimo patirties, kad jis turi energetinį lauką, gaubiantį jį, biolauką, taip pat susijungiu su savo astraliniu, emociniu kūnu. Ir priimu visą save, koks esu. Nedaloma, nei į gerą, nei į blogą. Aš esu toks, koks esu. Priimu visas savo emocijas, kurios reiškiasi iki šiol, kurios yra dabar. Bet šią akimirką aš prašau Kūrėjo, mano angelų sargų. Kreipiuosi į savo sielą ir priimu sprendimą laisvintis iš to, kas trukdo man šio gyvenimo realizacijai. Tai, kas riboja mano veiksmus, kas trukdo ir uždaro mano energinį tekėjimą. Ir prašau man padėti palaipsniui suvokti tai. Aš susijungiu ir savo mentaliniu kūnu, su savo mintimis,
pripažįstu savo mentalinį kūną. Galbūt ir labai aktyvų šiame mano gyvenimo laikotarpyje. Taip pat įsileidžiu energiją į mentalinę erdvę. Ir leidžiu šiai energijai paruošti mano protą, mano mentalinę struktūrą šiai dienai. Aš priimu visas mintis, kurios šiuo metu manyje aktyviai, galbūt per aktyviai veikia, nes tai yra mano kūryba. Bet išreiškiu ketinimą išsigryninti, paleisti tai, kas ne mano, tai, kas nesvarbu, paleisti tuščias kalbas, skiriančias kalbas. Grubias kalbas. Kalbas, kurios sukuria melą. Ir kai aš nuo to atsilaisvinsiu, aš tikrai veiksiu pagal dieviškąjį planą. Prašau kūrėjo suvokimo, kas tai yra, kaip tai manyje reiškiasi, kad sąmoningai galėčiau pradėti savo gyvenimą. Aš susijungiu ir su savo siela. Su siela, kuri galėtų vis labiau ir labiau pasireikšti mano gyvenime. Kuri išskleistų savo intuiciją, kuri vestų mane tikslingai per patirtis šiuo keliu, kurios kuria mano gyvenimą. Aš susijungiu su savo aukščiausiaja dalele, su dvasia. Ir prašau jos palaikymo mano gyvenime. Aš pripažįstu save kaip daugiamatę būtybę, energetinę daugiamatę būtybę šioje žemėje. O dabar nukreipiu dėmesį į savo kvėpavimą. Ir per įkvėpimą leidžiu tekančiai energijai sujungti visą tai. Aš susijungiu sąmoningai su visais savo kūnais, dalimis. Aš leidžiu kūrėjo energijai pradėti tikslingus procesus mano būtybėje. Ir nesvarbu, ar suvokiu, ar nesuvokiu, tegul teka ši energija, nesustodama per mane. Aš paleidžiu tai, ko nesuprantu, kas man trukdo. Paleidžiu visas atsikartojančias situacijas mano gyvenime ir prašau supratimo ir suvokimo, kodėl jos kartojasi. Nes labai dažnu atveju reikia suprasti, ką aš taip pat kartoju. Gal aš taip pat reaguoju emociškai ir atsakau lygiai taip pat kaip visada, nes tokie yra mano įsitikinimai. Ir gal, kad nesikartotų ši situacija, man reikėtų sureaguoti kitaip, o gal nesureaguoti. Gal nekartoti tų pačių žodžių, nes tai irgi yra mano įsitikinimai, kuriems atėjo laikas atsilaisvinti. Padėk Dieve, padėkit angelai sargai suvokti visą tai ir laiku pakeisti savo reakciją
į man įprastas situacijas, kurios dažniausiai vyksta automatiškai. Įsileidžiu šią galimybę, šią mintį. Ir šiandien dienoje pasistengsiu stebėti savo reakcijas, stebėti situacijas, ką jos manyje sukelia ir kaip aš reaguoju. Ta man padės šita galinga kūrėjo energija, kuris sklinda po visą mano kūną, po kiekvieną kūną įsigerdama į kiekvieną ląstelę ir molekulę. Tegul teka ši energija, aš ją įsileidžiu ir žinau, kad atėjus laikui aš galėsiu ją pasinaudoti, nes sąmoningai įsileidau. Kvėpuoju ir vis labiau įtvirtinu ją, šią energiją, savo struktūras. Tiesiog įkvepiu ją ir iškvepiu į savo gyvenimą. Netgi gyvenime, dienos eigoje, jeigu iškils konfliktinė situacija, pirmiausia, ką galima padaryti, tai nukreipti savo dėmesį į kvėpavimą ir prisiminti, kaip aš įkvepiu gyvybinę energiją ir iškvepiu ją į savo erdvę. Ir žinau, kad šita kūrėjo energija, ji nusineša mano bekylantį automatinį reagažą. Galiu paprašyti, kad nusineštų ir aš žinau, kad aš tau, žmogau, neatsakysiu tuo pačiu, nes aš noriu pakeisti savo gyvenimą. Kad tu esi man šiandien duotas tik kaip egzaminas, kaip testas, kaip galimybė ir pamoka, ar aš pamatysiu laiku savo reakciją. Ir taip, aš pamačiau, tuo momentu mes gauname tiek jėgos, pasitenkinimo, išsiskleidžia tokia džiaugsmo ir stiprybės energija, stiprėja pasitikėjimas savimi. Jauskit, kai aš kalbu šios žodžius, kaip stiprėja energinis srautas, kaip stuburas tvirtėja. Ir tuo momentu, kada aš savo gyvenime laiku sureaguoju ir neišleidžiu man įprasto būdo reakcijos, mano keičiasi struktūra, sąmonė, patirtis įsirašo kaip galimybė. Ir žinoma, pritraukia į gyvenimą kitas vibracijas, nes jos manyje keičiasi, o tai reiškiasi, pritraukia kitas situacijas. Štai taip po truputėlį, sėsdamas medituoti, prisiminęs, ko man šiame gyvenimo etape norisi, reikia, nukreipiu tekančią energiją to linkme, o tada sąmoningai, tiek, kiek galiu šiuo momentu, stengiuosi gyventi šią dieną. Pabandykime šią dieną nugyventi sąmoningai. Sąmoningai įkvepiu energiją. Sąmoningai iškvepiu. Ir sąmoningai einu gyventi šios dienos.